Sveiki, kalbėsime apie taktilinę sistemą. Tai yra sistema, kuomet tam tikri prisilietimai kelia nerimą. Taktilinė sistema tai yra mūsų visų pojūčių žemėlapis, nes oda tai yra pats didžiausias žmogaus kūno organas, kuris surenka įvairiausius švelniuosius jutimus nuo mūsų kūno. Taktilinė sistema atsakinga ne vien tik tais už jutimus, kuriuos jaučiame per savo odą, tai yra per receptorius pasiekia mus šitą informaciją, bet taipogi taktilinė sistema yra atsakinga ir už gynybinę funkciją, kai mes jaučiame, pavyzdžiui, kad žvakė per karšta, jeigu padėsime ranką ar delną virš žvakės, ar ne. Taipogi mes galime atskirti tam tikrus dalykus, pavyzdžiui, užmerktomis akimis atrinkti, kur yra raktas, kur yra koks kankorėžis, mes skiriame, tai yra mes turim tą tokią vadinamą diskriminacinę funkciją, kuomet mums aišku netgi ir koks yra paviršius, grublėtas, švelnus, gleivėtas ir taip toliau. Ir kai kalbam apie taktilikos sutrikimus, tai jie gali būti tiek temperatūrinio nejutimo, tai yra, kai žmogus nesupranta, kad yra dabar karšta arba jisai labai sušilo, jisai gali netgi pykti, bet nėra įpročio nusirengti šiek tiek, tai yra galbūt nusivilkti megztinį arba prasisekti striukę, nes tiesiog neaišku, dėl ko jisai pyksta. Taipogi gali būti toks atvejis, kada kaip tik žemesnės temperatūros nefiksuoja mūsų taktilinė sistema ir tiesiog netgi, pavyzdžiui, žiemą žmogus gali maudytis ledinėme vandenyje ir atrodytų, kad kiek bebūtų, jisai visas gali būti net ir mėlynas, bet jisai nesuvokia, kad jam yra šalta ir tiesiog pats to neįvardina. Tai tas yra svarbu taipogi, kai mes kalbam apie būtent taktilinę sistemą mokymosi procese. Tai mokantis labai dažnai kyla iššūkių, netgi laikant pieštuką, parkerį. Tai pieštukas dažniausiai tai yra jau toks aukštasis pilotažas. Tai be jokios abejonės vaiko bendroje raidoje turi praeiti visos tos raidos fazės, kas liečia su rašymu. Tai pirmiausia, jis turėtų turėti tos flomasterius, kurios suspaudžia, tai čia veikia tiek taktilikos, tiek propriocepcinė sistema, vėliau jis galėtų piešti kreidelėmis, taipogi yra svarbus be jokios abejonės rašymas tušinuku, parkeriu ar ne, ir jau kai mes duodame pieštukus, pieštukai pati sunkiausia forma. Ir visiškai normalu, kad jeigu, pavyzdžiui, yra propriocepcinės sistemos sutrikimas, kad gali jie nulūžti, nes žmogus perspaudžia juos, jis negali paskaičiuoti savo tiesiog jėgos. Jeigu yra taktilikos sutrikimas, kaip tai gali būti labai sunku suimti į delną, suimti į ranką. Kartais naudojami netgi specialūs tokie griberiai, kurie užmaunami ant pieštuko tam, kad būtų tiesiog kaip sufleris vaikui, kur tuos pirštelius laikyti, kad jam būtų lengviau tai sučiupinėti. Aišku, kitos problemos, tai bet kokios smulkios veiklos, su smulkiaja motorika, kas susiję, tai ir perrinkimas tam tikras, ir sučiupinėjimas tam tikrų mažesnių daiktų, lygiai taip pat sagų užsisegimas. Tai visa tai yra mūsų labai svarbi taktilinė sistema. Jeigu kalbėti apie taktilinę sistemą, vėlgi visos tos temos yra labai plačios. Labai trumpai apie tai papasakoti yra tikrai be galo sudėtinga. Bet kaip galime pastebėti, ar ne, kažkokius tai požymius, kad vaikas turi kažkokių tai sunkumų. Tai, sakykime, vienas vaikas labai jautriai reaguos į apsikabinimus, jautriai reaguos netgi į apsikirpimą, ar ne, plaukus kirptis bus sudėtinga. Gali jausti skausmą naudojantis dušu, kai vanduo liečia kūną ar ne, stipresnė srove.
Tuo tarpu kitas vaikas kaip tik gali save stimuliuoti, kandžioti ar ne, save žaloti, tam tikrais atvejais įsidaužti, įsitrenkti, liestis įvairiai, ar ne. Tai vėlgi mes turime dvi grupės. Ar ne, jautrų vaiką ir nejautrų vaiką tiem pojūčiam. Tai ir pagalbos būdai yra skirtingi šiem vaikam. Dabar, jeigu mes kalbėsim apie socialinius ir psichologinius, ar ne, kokie iššūkiai šiem vaikam gali kilti, tai irgi noriu papasakoti gal pagal pavyzdžius, ar ne, konkrečius. Tai sakykime, vaikas yra labai jautrus prisilietimam. Tai kiekvienas staigus priėjimas, patapšnojimas per petį, kažkoks staigus apsikabinimas jam kelia nerimą, didžiulį jaudulį, neigiamus visiškai jausmus. Ir turime žinoti, kaip su tokiu vaiku elgtis, ar žmogumi, ar ne, kad mūsų veiksmai turi būti lėti, apgalvoti, ar ne. Tai tokiam vaikui gali netgi kelti didelį iššūkį pertraukos, ar ne? Mokyklos yra didelės. Pertraukų metu judėjimas didžiulis, vaikų daug ir jisai gali jausti tokį didžiulį stresą ir nerimą, kad prie jo liesis, kad jam tai bus pertrauka didžiulis iššūkis. Nes pamokoji, sakykime, ar kažkokioj tai erdvėje jisai saugus, ar ne, jisai jau žino, kad prie jo kas liesis, nesilies, o čia jau jam kyla labai didelių iššūkių ir va tokiam vaikui kaip pagalba būtų galima pasiūlyti 5 minutėm anksčiau išeiti ir pakeisti klasę, ar ne, pereiti, kad nebūtų susibūrimų. Tuo tarpu kitas vaikas, kuris kaip tik ieško tų sensorinių dirgiklių, tai jisai gali tai pertraukoje būtent jų ieškoti, ar ne, liesti, eiti, prie kažko prisiglausti, kažką pačiupinėti, ar ne. Tai tie socialiniai ir psichologiniai momentai tikrai yra stiprus šiam vaikam, nes vaikai, kurie yra jautrus, jie vengia vaikų, vengia didelių susibūrimų, jiems sunku yra žaisti kažkokius tai žaidimus ar nejudrius, ypač ką vaikai mėgsta daryti pertraukų metu, tai tokiam vaikui jau yra tikrai daug iššūkių. O pagalba vėlgi, ar ne, turi dirbti komanda kartu. Labai svarbu pažinti vaiką, jo poreikius, kad mes galėtume tinkamai ir pritaikyti tiek aplinką, tiek ir pagalbos būdus. Ir kaip sakiau, nėra vieno recepto, ar ne? Tai kiekvienas atvejis yra individualus, unikalus ir labai svarbu pažinti. Vis labiau plėtojantis neuromokslams, ar ne, pripažįstama, kad kūnas ir protas yra vienovė, vienas darinys. Psichologai labiau vis tik tai spręsdami elgesio emocinius sunkumus, jie akcentuoja smegenis, ar ne, smegenyse vykstančius procesus ir tada bando keisti elgesį, panaudodami šiek tiek metodą iš viršaus į apačią. Reguliuodami vėlgi tą smegenų darbą, jie bando kažkaip reguliuoti elgesio emocinius sunkumus. Dabartinis kitas naujas neuromokslų požiūris, kuris irgi prasidėjo nuo Porgės darbų, nuo Zygelio darbų, ar ne, nuo kitų sensorinės integracijos, Airės darbų, jisai vėlgi akcentuoja tą tokią vienovę, kūną ir protą kaip vienovę, ir jisai primena mums, paskatina pažiūrėti vaiko elgesio sunkumus kaip į tam tikrą vėlgi išraišką, kaip išraišką, kaip nervų sistemos išraišką, kad reiškia, jeigu yra elgesio emociniai sunkumai, tai reiškia, kad yra grėsmė suvokiama, nervų sistema fiksuoja kažkokią grėsmę aplinkoje. Žinot, čia su ta grėsme panašiai kaip nervų sistema fiksuoja grėsmę ir veikia tai automatiniu režimu, kaip automatiniu pilotu. Čia jeigu galima, aš tai paminėsiu, kaip vėlgi, kad tokia metafora, kad būtų aiškiau suprasti, mes vakar
buvau pas dukrą ir dukra virė makaronus. Ir jinai, reiškia, išvirus makaronus, nupylė makaronus kiaurarėtį. Ir iš kiaurarėčio kilę garai sužadino būtent priešgaisrinę sistemą ir pradėjo veikti priešgaisrinis detektorius. Ir mes tai matome, kad ten nėra pavojaus ar ne, bet detektorius fiksuoja pavojų. Tai lygiai taip pat vaikų nervų sistema, jų kūnai gali fiksuoti kažkokį tai pavojų dėl vėlgi apdorojamos informacijos, dėl signalų gaunamų iš išorės ir vidaus. Ir tada nervų sistema suveikia būtent pavojų signalu.